Sveiki atvykę į 5 žvaigždučių viešbutį esantį Kemero regione Sioux Collection. 5 minutės išėjus iš viešbučio pasieksite centriuką, kuriame yra kavinės, parduotuvės. Tikrai rasite ką apsipirkti, pasivaikščioti. O po dešinę pusę matosi toliau teniso kortai. Teritorija tikrai, bent jau važiavimas labai gražus, žalias, tvarkinga. Registratūros zona. Viskas įrengta šiuolaikiškai, pasitikimas su šampanų sultimis, lobių bariukas, dirba 24 valandas, yra importiniai gėrimai. Šalia registratūros yra be galo gražiai įrengta terasa, po pušimis. Ir va, jūs pasižiūrėkite, kaip gražiai atrodo viskas. Visoje teritorijoje nėra tokio vieno bendro pastato. Yra va tokie dviaukščiai bungaliukai. Visuose bungaliukuose yra balkonai. Susodintos gėlės, viskas prižiūrėta. Labai gražu. Taip pat viešbutyje veikia keletas užkandžių barų, kuriuos truputį vėliau daisim parodysiu. Dienos metu tikrai drąsiai galima eiti tenais valgyti. Viskas pateikiama yra iš meniu. Ir prie kai kurių vilų po dešinę ir po kairę yra atskiri dar padaryti baseinai, skirti ramesniam poilsiui, kas nenori eiti prie pagrindinio baseino zonos. Viešbutyje dirba kelios parduotuvės, taip pat yra teikiami ledai, praktiškai visą dieną skira kavinukė saldumynams. Vienas iš pagrindinių baseinų. Ir kitas. Ir toliau, kiek matote, vyksta baseinė dviratukų smina. Prie baro padaryta pasirodymų scena. Gultai tiek prie baseinų, tiek paplūdimyje yra nauji. Rankšluosčiai išduodami su kortelėmis. Keičia kiekvieną dieną, net ir kelis kartus, kiek norite, pagal poreikį. Paplūdimyje toks smėlis žvėriukas supiltas. Šiek tiek šiandieną vėjuota, tad turim ir bangelių. Tenais matote kabanas, jos yra už papildomą mokestį, turi atskirą servisą, atskirą barą. Taip pat paplūdimio bariukas. Dažniausiai čia vakarais perkeliama yra diskoteka. Dar vienas užkandžių bariukas. Čia renkamasi viskas iš meniu, tai viskas pateikiama šilta, karšta ir skaniai. Dar vienas užkandžių bariukas. Čia
Irgi taip pat renkamas viskas iš meniu, gražiai stilingai. Taip pat čia nuo 11 valandos vakaro iki 7 ryto yra teikiami užkandžiai, taip pat viskas išsakoma iš meniu. Jūs tik pasižiūrėkite, kaip gražiai įrengtas vidus. Vau. Taip pat viešbutyje yra atskira zona padaryta turkiškams skanėstams. Ir vandens parkas. Vaikų mini klubas dirba nuo 10 iki 17:30. Labai viskas gražiai, taip moderniai įrengta. Yra tokios atskiri kampeliai. Viskas dar tik dažais kvepia. Bei šalia vandens parko yra vaikų žaidimo aikštelė. Na, maisto pasirinkimas tikrai yra ganėtinai didelis. Tikrai visko yra, nuo jogurtų iki vaisių. Džiovinti riešutukai, vaisiai, sausi pusryčiai, medus, net yra šviežiai spaustų, natūralių sulčių, sveikuoliškų. Prie pagrindinio restorano yra iš karto lauko terasa, kur visi pagrindiniai karšti patiekalai yra gaminami, kepami, laikomi lauke. Pusryčiams nuo kiaušinių iki antrų patiekalų. Bandelės, kiaušinienės, troškiniai, 4 rūšių košės, vafliai, blynai, net ir sriubos yra. Ir keptos bulvytės. Na ir pagrindinis restoranas. Šalia šone kamputyje yra ir vaikų atskiras skyrius padarytas maistui.